Labą dieną. Noriu parodyti, kaip natūralus kvarcitas Taj Mahal įsilieja į interjero detalės. Šiame objekte buvo panaudotos 3 plokštės. Didžioji dalis atiteko virtuvės zonai. Tai buvo pasirinktas lever paviršius, lengvai prižiūrimas, lengvai valosi ir labai malonus liesti. Kaitlentė buvo įleista į stalviršį. Kalbant apie salos konstrukciją, briauna buvo išstorinta iki 8 cm. Ne 45 laipsnių jungimas, o pasirinkta šešėlinė siūlė. Apačioje panaudotas ledų integravimas. Dar vienas įdomus faktas apie šį akmenį, kad tai yra gold versija, kuri yra išskirtinai reta. Svetainės zonoje taip pat buvo panaudotas tas pats Taj Mahal Gold. Konstrukcija jau buvo lengvinta. Viduryje kažkur buvo išpjauta detalė, kuri vėliau buvo panaudota šio staliuko gamybai. TV zonos kvarcitas taip pat yra lever paviršiaus, kuris vakare dėka šio židinio atskleidžia savo raštą, struktūrą ir faktūrą. Miegamojo zoną taip pat neapsiejom be natūralaus kvarcito Taj Mahal Gold, kuris labai gerai dera prie bendro dizaino projekto.